Sveiki visi, esu Mantas, klinikos OrtoPro kineziterapeutas ir šiandien aš jums parodysiu 3 pagrindinius pratimus, kurie padės sumažinti nemalonius pojūčius tenkančius juosmeniniai stuburo daliai. Pirmasis pratimas – katė šuo. Pereisim į keturpėsčią poziciją ant kilimėlio. Mūsų rankos yra pečių juostos plotyje, kelių sąnariai taip pat. Įkvėpimo momentu stengsimės įsiriesti, priglausti mentes prie stuburo, alkūnės eina į šoną, juosmuo įsiriečia. Iškvėpimo momentu grįžtam į pradinę poziciją ir stengiamės galvą leisti žemyn, o stuburą į viršų. Vėl įkvepiam, perinam į neutralią poziciją ir stengiamės įsiriesti. Iškvėpimo momentu kartojame kitą pratimo ciklą ir atliksime 3 kartus po 30-40 sekundžių. Periname prie sekančio pratimo, atsigulsime ant nugaros, sulenksime vieną koją per kelio sąnarį, kitą ištiesime per kelio sąnarį. Tuomet mūsų delnai yra priglausti prie juosmens, juosmenį spaudžiam į grindis, įtempiame pilvo raumenis, įtempiame šoninius pilvo raumenis ir tuomet stengiamės kelti galvą ir pečių juostą lygiagrečiai vienas kito atžvilgiu į viršų. Įkvepiame, įtempiam visus kūno raumenis, spaudžiame juosmenį žemyn, iškvėpimo momentu kyla galva ir pečių juosta, užlaikom 3 sekundės ir iš lėto įkvėpdami grįžtam atgal. Kartosime 3 kartus po 10 pakartojimų. Trečiasis pratimas bus šoninė lenta. Galima šį pratimą atlikti keliomis skirtingomis variacijomis, tačiau rekomenduoju pradėti nuo lengviausios. Šiuo momentu paaiškinsiu jums šį pratimą, kai kelių sąnariai yra sulenkti. Atsigulame ant šono, alkūnė, petis ir riešas sudaro 90 laipsnių kampą. Tuomet sulenkiame abu kelių sąnarius ir padedame juos vienas ant kito. Pakeliame sėdmenis, pakeliame klubą, taip, jog mūsų klubas ir šoninė pilvo juosta būtų lygiagrečiai stuburui. Tai reiškia, nebūtų, kad klubas nusilenkęs žemyn ar labai aukštai pakilęs. Tiek stuburas, tiek klubas, tiek dubuo išlaiko neutralią kūno liniją. Tuomet laisvą ranką mes galime padėti ant klubo ir šį pratimą laikysime 20 sekundžių. Kartosime 3 kartus, kai atliekame pratimą, kvėpuojame ramiai. Įkvepiame, iškvepiame, įkvepiame, iškvepiame. Jokiais būdais neužlaikome kvėpavimo.